Sveiki. Šį kartą paruošiu Jums dar vieną podcastą. Laidoje mano kolega Gediminas iš kanalo Vyras, nuosavo vardu Gediminas R. Pasikalbėjome ir įrašėme pokalbį. Gero klausimo. Bet jeigu paėmus tą civilinę teisę, tą civilinį kodeksą, ten parašyta tas 6.959 berods yra. Aš ten buvau, video įmetęs, YouTube, žinai, kad 20 metų galioja, o dėl to tas ir suvedu, kad 20 metų praėjo tas balaganas čia vyksta dabar, žinai, nes yra pasibaigęs to valdymo laikotarpis. Nu jo, bet... Kadangi visą tą tarybų vienu metu buvo greunama, žinai, tai visi ir tos konstitucijos, ir tos tarybinės, tas Rusijos federacijos, tos Lietuvos Respublikos, jos visos faktiškai vos ne vienu metu ir pradėjo, žinai, galioti, kaip kurtis tos Respublikos alėtyvų. Bet iš tikrųjų, kad Tarybų sąjungui, kaip pasileido, išėjo Gorbačiovas, pasakė, viskas, nuo rytojus visi į darbą galite nebeiti. Nuo rytoj visur šičia bus ne Tarybų sąjunga, o nuo rytoj bus Rusijos federacija. Kaip suprasti, bele? Va taip, žinai, molčia. Tai toks fintas ir įvyko, žinai, perėmė administruoti tą 20 metų tą turtą, žinai, visą. Ir kol žmonės, tam ir purto čia visą tą pasaulį, tais covidais sušiktais, kad žmonės pradėtų tom teisėm domėti, žinai. Supranti. Jeigu nesidomės, ir vėl protestas bus vėl 20 metų. Tam pačiam straipsniai, ten raktinė vieta, mano manimu, yra ta, kad jie yra įforminę, kad jeigu tu nepareiški nieko, nepaprieštarauji, nepraneši, tai automatiškai atsinaujina. Tai ir yra tas toksai klaustukas iš karto kyla, tai palauk, tai reikia man imtis veiksmų, reikia kažkaip imtis veiksmų, kad pranešt, išreikšt valią, ten parašyti laišką, paskambint, ar ten nežinau, tiesiog pranešt, kad pala, pagal šitą straipsnį, aš nežinau, kokį jūs šią turtą administruojat, jūs man nepasakysit, jūs neįvardinsit, bet jūs kažką, ką jūs administruojat. Aš net noriu žinot, bet aš nutraukiu, nes čia parašyta, kad man reikia prasinešti, aš turiu pranešti jums. Tai aš pranešu dabar, kad aš nutraukiu ir aš nebenoriu, kad jūs daugiau ten administruotumėt, aš visą turtą, koks tik tai egzistuoja, ar ne, kuris yra susijęs su manim, kurio aš esu beneficiaras, aš jį atsiimu ir viskas. Ir nuo šio momento tarp mūsų tas sutartis negalioja. Taip pačiai kaip ir tu sakai, Dainius sako, aš nesu jokių sutarčių su jums sudaręs. Iš esmės tu teisingai sakai, kad ten egzistuoja tie pasižadėjimai ten, ir kiti dokumentai. Būtent pasižadėjimų. Bet žiūrėk, esmė yra tame, kad komercijoje bet kokia sutartis, kuri yra sudaryta apgaulės būdu, neišaiškinus tos sutarties sąlygų pilnai, yra negaliojanti. Supranti, tai kada tu pareiški jiem, pasakai, kad pala, man atrodo, kad čia kažkokia sutartis egzistuoja, jūs nepripažinsit, jie nepripažins, aišku, bet tu sakai, aš savo laisvą valią, aš išreiškiu, kad aš nutraukiu viską, remiantis tuo, kad mane buvo išaiškintos sąlygos. Ir viskas, ta sutartis komercijoje negali būti. Žiūrėk, valios išreiškimo formos yra raštiška, žodinė ar dar ten kažkokie veiksmai. Taip. O tam, kad įrodyti, kad sutartis yra, kai sakant, suklastota ar dar ten kažkas, paimkim, prieš 20 metų visus tos tarybinius piliečius, kaip pasas buvo patvirtinantis žmogaus tipo pilietybę, tarkim, kad tas tarybinis, nes tų piliečių gali būti bet kiek, bele kiek. Tai dėl to ir buvo surinkinėjami, nuo 91 metų buvo surinkinėjami visi tie tarybiniai pasai. Ir sakau, aš buvau dar video, kur ta Lietuvos Respublikos konstitucijai, ten 150 kažkelintas straipsnis, kur buvo kaip oferta vieša, žinai, įmesta žmonėm, kad gali žmonės, būtent kaip valstybė, ne valstybė, o Lietuvos Respublika perėmė visą tą Lietuvos teritoriją administruoti, būtent per konstituciją. Kur buvo ten 47 straipsnis ir tas šūdas kabėjo 2 metus ir visi galėjo Seimo nariai, ten ar ten tą aukščiausią tarybą, galėjo per 2 metus pakeisti, kad negali priklausyti ten kažkokiam Lietuvos Respublikai, kaip juridiniam dariniui, negali priklausyti išskirtinę teisę, ir žemės gelmės į tą, nes pavyzdžiui tarybiniai konstitucijai tai buvo parašyta, kad visas valstybės turtas priklauso liaudžiai. Nes tas himnas tarybinę valdžią liaudis sukūrė,
Papasakok, papasakok truputį daugiau apie šitus reikalus. Tai atsimeni, mes aną kartą, kaip kalbėjom, tu buvai užsiminęs apie visą tą aferą, kaip kalbėjom, kada jie privertė žmonės ateiti ir išsimainyti tuos tarybinius pasus į tuos pažymėjimus, kurie ten vėliau virto pasais. Tai kad ta tarybinė tipo kaip gavosi, kai jie pakeitė tą tarybinę konstituciją į Lietuvos laikinąjį pagrindinį įstatymą tipo. Raktinis žodis būtų tai laikinas pagrindinis įstatymas. Kad netgi ir dabar tipo į teisės aktų registrą, jeigu įeiti, žinai, aš skambinau net į Teisingumo ministeriją, kai paklausiau Bobelką, sakau, kodėl dega žalias lempukas, tipo, kad galiojantis laikinas pagrindinis įstatymas, tipo konstitucija. Realiai tipo gaunasi, kad pagal teisės aktų registrą Lietuvos Respublikoje galioja 2 konstitucijos. Lietuvos Respublikos laikinas pagrindinis įstatymas ir tipo Lietuvos Respublikos konstitucija. Tai va tokie fintai, tipo 2 konstitucijos veikia. A tas Lietuvos Respublikos laikinas pagrindinis įstatymas, ta konstitucija, tipo, kaip sakant, išversta į lietuvių kalbą, tik tais pakeisti ten, tipo, žinai, kad tos netarybos, tipo, žinai, aukščiausios tarybos, ten pavadinimai, kaip sakant, pareigybės, tipo, pakeistos, tipo, tarkim, liaudis buvo pakeista į lietuvių tauta, žinai, tipo, va tokie, tipo, žinai, fintus, tipo, magiją ten pradėjo lipdyti, nes ten nežinojo net kaip parašyti po tą konstituciją, žinai. Dėl to nebuvo priversti, bet fintas yra kame, kad laikinas pagrindinis įstatymas buvo kaip ta tarybinė konstitucija. Tol, kol jį galiojo, Lietuvos Respublika, tie visi, Landsbergis su visą savo tą šaiką, tipo, žinai, ane ką padarė, nes kiekviena ta tarybinė respublika buvo kaip suvereni valstybė, kaip Tarybų sąjunga buvo kaip valstybė, kaip valstybinis darinys, ane? Didelė valstybė. Nes kiekvienas tipo, kas gimė ten Latvijai, kas gimė Lietuvoje, kas gimė ten kokiam Kazakstane ir ten Gruzijai, jis buvo lygiom tokiam pilietiniam teisėm, kaip ir Lietuvoje, kad žmogus gimė, tipo, žinai. Ta tarybinė pilietybė buvo viena pilietybė, ta prasme nebuvo Lietuvos Respublikos piliečio, buvo TSRS pilietis, Tarybų socialistinių Respublikų sąjungos pilietis. Ir viskas, kaip dabar, tipo, kad Lietuvos Respublika yra Europos sąjungoje, tai tipo viena pilietybė, Europos sąjungos pilietis, tipo, žinai. Ne kai kažkur tais, aišku, jie įstatymuose tokio šūdo, tipo, dar niekaip neįmanoma jiem prastumti, žinai. Tai nėra tos Europos sąjungos pilietybės, žinai. Yra, tipo, kad ir kaip jie norėtų, tipo, žinai, bevadintos Lietuvos ar ten Latvijos Respublikos piliečius, tipo, Europos sąjungos piliečiai, žinai. Jiem taip niekas nepavyksta. Bet ką nepadarė su to laikinu Lietuvos Respublikos laikinuoju pagrindiniu įstatymu? Kodėl jis vis dar galioja? Nes jeigu jie išjungtų tą žalę lempuką, juos iš jungtinių tautų, tos iš jungtinių tautų organizacijos jis išmestų. Nes kol neveikia dar, kol nebuvo priimtas kaip UABO įstatų tipo Lietuvos Respublikos konstitucija, ta nuo 92 spalio kelintos tenais, 25 berods dienos. Kol nebuvo ta priimta, tai galioja laikinas pagrindinis įstatymas. Katras buvo, kaip sakant, Lietuvos tarybų socialistinės respublikų po tą konstituciją, žinai. Ir kadangi kiekviena ta respublika buvo irgi kaip suverenus juridinis darinys, kaip suvereni valstybė, ane kol dar buvo valstybės statuse, kad Lietuvos Respublika buvo kaip valstybė, jos visos buvo lygiateisės, lygiavertės, tipo, žinai, prieš Rusijos federaciją, ta ne Rusijos, o Rusijos RSFSR, nežinau kaip ten šifruojasi, tipo, žinai, ar ten Gruzijos, tipo, ten ta tarybinė sąjunga. Vienu žodžiu, jos buvo lygiateisės valstybės, buvo valstybės. Ir kol dar buvo valstybė, nes valstybė turi turėti savo konstituciją, bet ne įstatus UABO. Kol dar buvo suvereni valstybė, Ainė karočiai įsiregistravo jungtinėse tautose, būtent ant to laikino pagrindinio įstatymo. Nes gaunasi kaip, tipo, jeigu įstatus pasikeitė, dėl to ir dega tipo teisės aktų registre žalias lempukas, to aš čia pasižiūrėsiu.
O ką jie tau pasakė? Sakė, nežiūrėk ten, kas dega, ne? Nesvarbu ten, kas dega. Svarbu, kas parašyta. Aš taip babalkai, aš taip babalkai sakau, žinai, aš taip gražiai, tipo, užvoliuotai klausinėjau, sakau, visi tie įstatymai, kas ten dega, sakau, teisės aktų registrė, turi būti, sakau, jeigu galiojantis teisės aktas ir jį privaloma laikytis, aš sakau, teisės aktų registrė turi būti užrašas galioja, tipo, žinai. Nu, sako, jo, žinai, sakau, tai jeigu užrašas būtų negalioja, tai sakau, tipo, ir netaikytinas, tipo, šiai dienai, žinai, tas įstatymas. Nu, sako, jo, žinai, aš pradėjau jai ten drožti smegenį, žinai. Sakau, jūs man pasakykite, o kodėl, tipo, tas va, ir nesakau, kad Lietuvos Respublikos laikinas pagrindinis įstatymas, žinai, aš laukiu, kad jį pati surastų. Tai sakau, aš, sakau, tą identifikacinį kodą, sakau, jums padiktuosiu, ponė, žinai, tai sakau, ar jūs galėtumėt pažiūrėti, sakau, kodėl, sakau, galioja, žinai, nu, sako, padiktuok, nu, aš jai ten diktuoju, tai va, tas va yra 09, 010, 0, 09, 010 ir dar 10, paskui įsta, nu ir ten 0,0,0,0 į didžioji brūkšnelis 14, na suveda žiūrio, ten parašyta galioja, laikinas dėl Lietuvos Respublikos laikino pagrindinio įstatymo, tipo, žinai. Ana sako, tai tenais juk yra, kad nuo 92 metų lapkričio 2 dienos neteko galios, tipo, laikinas pagrindinio, sakau, tai kodėl, sakau, dega žalias lempukas, aš nežinau, sako, aš nekompetentinga atsakyti, sako, į tos klausimus tokius. Ta prasme, Teisingumo ministerijoje sėdi boba, nežinau, kas ten per konsultantę, nu kaip ir žmogus turėtų, žinai, suprasti elementarius klausimus, jeigu čia, žinai, kaimietis paskambino, paklausė toks kaip božė, tipo, žinai. Jeigu susirado internetą, susirado kompiuterį, skaito įstatymą, tai aš sakau, žinai, tai man reikia laikytis to įstatymo ar nereikia, žinai. Na, aišku, ten tas laikinas pagrindinis įstatymas Landsbergis su Sabutė yra pasirašę, žinai. Tai vienu žodžiu, kad o Lietuvos Respublikos konstitucijoje, tipo, kas svarbiausia, fintas yra, kad supranti, ką ir Balčius ten sako, nu, kad negali joks įstatymas, nutarimas, joks teisės potvarkis ar dar ten sprendimas negali būti aukščiau konstitucijos, ne? Taip. Nu, jis juridiškai, ta prasme, nu, kaip sakant, nežinau, čia kaip aš dabar, žinai, tipo, pulčiau Savickui, žinai, siūlyti galvą, davai, ateik čia pasimahalinam, žinai, čiuvakas 7 kartus išlošęs pasaulio taurę, tipo, žinai, net Schwarzeneggeris bijo jaunystę, jeigu būtų, žinai, bijotų ant Savicko šokti, žinai, ant ragų, ne, čia toksai, žinai, atlėkiu, Landsbergis su nutarimu, tipo, žinai, oi, čia naikinu konstituciją, žinai, čiuvas atsigauk, žinai, kai sakant, jau skribas, tai čia lygiai tas pats su to konstitucija, tipo, žinai, nesakau, nu, fintas yra tame, kad tie netisai, kad jie buvo išdavinėjami, tai yra policijos įstatymė irgi dabar, tuoj dar pasakysiu, kodėl dar dega tipo tas, nes tie pasižadėjimai, žinai, fintas vada viskas prie tų pasižadėjimų. Nu, vekstelis, tipo, čia yra elementarus, nes ne kitaip, tipo, gaunasi, jeigu jie užgesintų tą Lietuvos Respublikos laikinojo pagrindinį įstatymą teisės aktuose parašytų, kad jis yra negaliojantis, tai pasiekmes, kas laukia, būtų Lietuvos Respublika išmesta iš Jungtinių tautų organizacijos. Vienas dalykas. Turėtų privalomai būti sunaikinti visi pasižadėjimai ir, kai sakant, to pasižadėjimas, jeigu kiekvien žmogus, tipo, žinai, suinteresuotas tais reikalais, parašytų į tą migracijos departamento pilietybės skyrių ir paklaustų, aš sakau, aš čia 2 metus, čia baigiu gerą šaukti, visiems čia šaukiu, žinai, eikit pasižadėjimų, žinai, eikit klauskit tų prašymų, tipo, žinai. Ir sako, aš sakau, kai buvau užklausęs, tipo, kokiu pagrindu aš gavau, tipo, žinai, tą. Tai sako, pilietybė, Lietuvos Respublikos pilietybė, kada aš įgijau. Pasirodo, kad aš ją įgijau 2002 metais pasiėmęs pasą. Tai aš jau kai pradėjau klausinėti, sako, tai iki 2002 metų, kokią aš pilietybę turėjau, tai man parašė, tipo, remiantis Lietuvos Respublikos viešo administravimo įstatymų 11 straipsnio, 3 dalim ar ten punkto, mes nesuprantam, ko tu klausi. Nes nėra atsakymo, jau. Su Anatolijum tiek esam užknysę jos su savo tais klausimais, kada niekaro čia viskas, ko be klausė, nesako, mes nesuprantam, ką tu kalbi.
Priimėti tokią, karočią, tylos sieną apsiriboja viskas. Čia kaip mažas vaikas, žinai, prisišyko į kelnes, rodai tu jam į prišiktas kelnes, rodai į jos subinę ir sakai, tu pagal faktą čia prisišykęs, bet vaikas apsijuosia tylos sieną ir jis galvoja, kad viskas yra normaliai. Nu taip, jeigu tai čia lygiai prisikasi prie tiesos ir iš karto jie visi tampa nekompetitingais. Ne? O čia ne mano kompetencija atsakinėti. Tai vat fintas ir yra, paskui va šičia tas yra dėl Lietuvos Respublikos piliečio paso nuostatų vykdymo instrukcijos patvirtintos 91 metais gegužės 31 dienos įsakymų numeris 200. Tai tenais yra parašytas tas, va, čia jeigu paėmus tą laikiną pagrindinį įstatymą, ne? Tai va visas šitas fintas yra ryšasi, va ką tik pavadinimą tą, kur pasakiau, tai tas 92 metų 91 metų gegužės 31 dienos įsakymas numeris 200, jeigu atkreipus dėmesį, tai visos nuostatos, visos instrukcijos, kas tik nori dabar va šiom dienom yra kepama tipo visos reikalų ministerijos, jos visos visą laiką turės tą prierašą tokį, kad tarkim 94 pasviras brūkšnelis 200, ar ten 19 pasviras brūkšnelis 200, žinai. Mhm. Jie, karočiai, tas pirminės nuostatas, tipo, žinai, pareina vis tiek, nori, nenori, jie rodo tuose dokumentuose. Tai vienu žodžiu, kad tenais yra tuose instrukcijose, 5 straipsnis yra parašyta, kodėl veikia tas laikinas pagrindinis įstatymas, nes ten yra parašyta, pasus išduodantis pareigūnai vadovaujasi Lietuvos Respublikos laikinuoju pagrindiniu įstatymu. Ir Lietuvos Respublikos piliečio paso nuostatos, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais ir potvarkis, nu ir visa kita ten, karočiui. Bet faktas yra tas, kad pasus išduodantis pareigūnai vadovaujasi Lietuvos Respublikos laikinuoju pagrindiniu įstatymu. Supranti, jeigu jie užgesina laikinąjį pagrindinį įstatymą, reiškias, tas va, dėl Lietuvos Respublikos piliečių paso, nu aš tau atsiųsiu Wordo dokumentą, šį čia, žinai, tokia špargalkė tvarkygėse, nebe tą. Mhm. Tai kas gaunasi, kad jeigu užgesina laikiną pagrindinį įstatymą, reiškias pareigūnai neturi kom vadovautis išduodami pirmuosius Lietuvos Respublikos piliečių pasus. Jeigu pareigūnai negali išduoti Lietuvos Respublikos piliečių pasų tų žaliųjų, ne? Už kurių buvo pagal tarybinį tą civilinį kodeksą, nes kas ir galiojo tarybinis civilinis kodeksas, Lietuvos tarybų socialistinių respublikų sąjungos civilinis kodeksas galiojo iki 2003 metų, kuriame buvo užrašyta, tu tą ko gero pats žinai, ne, tenis, kur praeitas kur kalbėjom, kad tipo buvo tas užtvirtinta tipo tam civiliniam kodekse aktyvioji piliečių rinkimų teisė. O nuo 2003 metų, kai atvažiavo Adamkus, taip, kad pakeitė civilinį kodeksą ir, karočią, dingo užrašas, tai tik tai žmonės, žinai, turi teisę, nu, nieko. Rinkimuose gali nebedalyvauti nuo 2003 metų. Mes patys išsirinksim. Ką jie sėkmingai darė. Dėl to man toksai natūralus klausimas, tipo juokas įmažinai, karočią, ką čia žmonės 20 metų pastarosius tipo renka. Nu, bet faktas, žiūrėk, viskas tvarkingai, ne? Čia Justas su Ainiu ten per Karžygius, kur šnekėjo, tipo, sako, ten tas vienas Žemaitis ar iš Kretingos, ar iš Telšių, aš kur ten, žinai, tipo padarė, tipo, nu kaip, skaičiavimus. Nu, aišku, žmogus ten didelis mokslinis darbas paskaičiuoti, surašyti, žinai, ir pateikti visuomeniai, kad 80% Seimo narių pavardžių nesikeičia, ane? Nu, pastarosius 30 metų. Kai buvo Gražulis, tarkim, išrinktas tipo į Seimą 99 metais, žinai, ar ten 2001 metais. Nu, taip ir sėdi Gražulis. Aš žinai, kodėl? Todėl, kad civilinis kodeksas, kai sakant, Trečinskai pasikeitė. Nieko kito daugiau išrinkti ir negali. Dėl to jie ir sėdi ten, kai sakant, tipo, žinai, va, buvo Landsbergis, nu, vėl Landsbergis, nu, kai sakant, tipo, žinai, tie patys, o tarybinė, tipo, ta pilietybė yra paveldima.
Nu ir viskas, kadangi Landsbergis susitvarkė savo pasą tarybinį, nes tie tarybiniai pasai, Lietuvos TSR pasai, buvo išduodami, kai sakant, tam tarybiniam įstatymė 98 metų įstatymė, yra toksai fintas, kad parašyta, kad pasas išduodamas ne ilgiau kaip iki 90, ten buvo pataisimas 92 metais, buvo pataisimas kažkoks tai ten gruodžio mėnesį. Ir tipo, kad tarybiniai pasai galioja, negali būti, Lietuvos TSR piliečio pasai negali būti išduodami ilgiau negu kad iki 93 metų Liepos 1 dienos. Nors jau nuo 92 metų buvo išduotas, įsivaizduoji, Lietuvoje vienu metu buvo galėjai įsigyti, tarkim, nuo 92 metų spalio mėnesio iki 93 metų Liepos 1 dienos tu galėjai įsigyti lygiai taip pat ir Lietuvos Respublikos piliečio pasą ir Lietuvos TSR piliečio pasą. Ta prasme, 2 pasus. Yeah. Aišku, ką Landsbergis pasitvarkė, tipo, žinai. Nu, aš tai prezimuoju, tik tai, žinai, prezumpcija ta. Nekaltumo ir kaltumo prezumpcija. Taip. Įdomu, kiek iš tikrųjų iš tų visų narių turi tuos tarybinius pasus susitvarkę. Nu, jie yra užsitikrinę, kad per daug kas apie tai nežinotų. Nes, nu, supranti, jeigu čia dabar... Bet lenda palengva tie visi galai, tipo, kad čia jau šnekos, tipo, žinai, aš sakau, jau prieš metus mačiau, kaip Delfis rašė, tipo, kad Putino svajonė erotinė ar kokia ten yra, tipo, atstatyti Tarybų sąjungą. Nu, namiokus jie privalo, tie visi, žinai, išgamos, nu, aš kaip sakau, žodis išgama nėra kokia bloga, žinai, tiesiog iš visatos melodijos iškritus nata, žinai, nu, tai iš gamos iškritę, žinai, iš darnos. Taip. Tai va, tie va visi išgamo, žinai, kad Rebiški kažkaip tais bando skambėti ne į taktą, jie tai pasitvarkė tam, kad galėtų 30 metų plėšikauti. Tai tokį fintą pasidarė, išsidalino savo pasus, jie yra tipo piliečiai, tokie kaip Landsbergis, negali būti administracinėm atsakomybėm patrauktas, tipo, nes jis yra, net šventam rašte yra parašyta, ten kažkokį dabar nepamenu, čiuvakas sulaikė Romos laikais, tipo, sako, jums sako, yra teisė, sako, sulaikyti, kas jums davė tokią teisę sulaikyti Romos pilietį. Aš esu ir YouTube'ai video įmetęs, kur Rusijoje, tipo, žinai, ir ten tie, tipo, nu, tuometiniai Romos, tipo, mientai, žinai, sako, kaip tu čia gali būti Romos pilietis, tipo, sako, aš ten milžiniškus pinigus mokėjau, žinai, kad gauti Romos pilietybę. Nes Romos pilietis jis buvo, galėjo būti, nu, tik tais tie patricijai, ar kas ten, tipo, žinai. Mhm. Tai demosai ir patricijai, nu, patricijai ten, kiek pamenu, tas miento statusas yra, o tie demosai, kad, žinai, jau konkretų 100% Romos piliečiai, žinai. O ten tie visi plebėjai, tai ten tie, žinai, va tokie kaip mumis, tipo, žinai, bando čia daryti, paišyti, tai, žinai, plebėjais. Tai lygiai ta pati istorija ir su ta Tarybų sąjunga, žinai. Chebrytė pasirūpino savo dokumentus, susitvarkyti, ko gero, vis dar po šiai dienai kepame, žinai, tie pasai yra Lietuvos TSR. Ir turi ten Landsbergiukas gražiai užsislapstinės ir viskas, važinėja su to pasu, kur tik nori. Tai mes žiūrint dabar į šitą laikiną į pagrindinį įstatymą, ar ne, kuris dar galioja, va, užsidegus lemputė, ar ne? Tai vis tiek tas Lietuvos Respublikos laikinasis pagrindinis įstatymas, ar ne, jisai skiriasi nuo konstitucijos? Čia kaip, žinai, kai sakant, čia kadangi ruošia griauti tipo tą Tarybų sąjungą, dėl to ir buvo 90 metais berocis priimtas, pažiūrėsiu. 90 kovo mėnesį berocis. Tai kovo 11. Jo, 90 metais kovo 11 dieną. Jo. Tai jiem reikėjo kažkokią tapinę pasidaryti, nes matai, jie žinojo, kad 91 metais paleista Tarybų sąjunga, jie bus sugriauta, tipo, žinojo, kad Maskvoje nuleis vėliavą, tipo, žinai, gruodžio mėnesį, ar kada jie ten nuleido, tipo, žinai. Tai va dėl to jiem reikėjo viską greitai, žinai, dėl to 91 metais sausio 13, ne, ar 90, ne, 91 sausio 13 buvo, ne? Yeah. Nu, tai jiem reikėjo greitai, žinai, kad čia davai, sausio 13, čia, karočią, mes čia laisvę už laisvę kovojam, čia
Atvažiavo tankai, mumis šaudo, mumis gaudo, o karočią tas laikinas pagrindinis įstatymas vis dar galioja, žinai. Nes anie kaip suvereni, vis dar Tarybų sąjungos sudėti yra iki 91 metų. Kol neišėjo Gorbačiovas ir nepasakė, viskas, Sovietskovo Sąjūza nėtų bolša. Supranti? Kol nebuvo visos tos valakijos, kada ne čia, kai sakant, aš dabar, jeigu pradėčiau skelbtis visiems, tipo, žinai, aš esu visatos valdovas ar ten Anglijos karalius, karočią, visi žiūrėtų kaip į durnelius ir viską, žinai. Tai čia lygiai tas pats tarptautiniai bendruomeniai, bet jeigu aš turėčiau dokumentus taip patvirtinančius, ne? Taip. Kur būtų tam dokumente parašyta, žinai, kad aš dievas, visatos dievas, įpareigoju Gediminą ten, tipo, žinai, kad jis yra mano dešinioji ar kairioji ranka, žinai, ir tas, katras paprieštaraus jo išreikštai valiai, gaus iš karto iš žaibo į galvą ir sudegs į pelenus, tipo, žinai. Ir viskas, į čiūvas katras netiki, žinai. Aš pasakau kažką, žinai, čiūvas netiki, bam, žiūri į pelenus ir pavirsto. Tai sakytų, jo, šitas dokumentą turi čiuvakas patvirtinati, žinai. Žiūrėk, gerai, tai užsiminėjai ten apie tą sausio 13, ne, tai aš esu galvojęs daug apie tą sausio 13, ten analizavęs, nagrinėjęs iš tikrųjų. Žinai, kaip būna ten užsienį daro tas vadinamas psichologinės operacijas, ne? Taip pat ten sukelia ten, ar kaip ten false flag vadina, ten ta netikra vėliava, taka ir panašiai. Tai grinai atitinka tuos, aš ten nebuvau vietoje ten ta sausio 13, negaliu pasakyti, kas ten iš tikrųjų dėjosi. Esu šiaip kalbėjęs su žmonėm, kurie ten buvo, bet visi tie kriterijai, tai atitinka tą psichologinės operacijos kriterijus, ar ne? Toks įspūdis, kad ten buvo sukeltas kažkoks kipišas, kad, žodžiu, naujai šaliai žmonės jau suugdytų ten patriotiškumą sukelti žmonių, kad jie ten, čia mylios, čia kovojo už šalį, mes mirėm čia už šalį ir panašiai. Atvažiavo ten tų tankų saujelė, blemba, pagalvojus logiškai, ne, ten norėtų rusai pasiimti ten tą Vilnių, pasiimti tą šalį atgal, atsiųstų jie tą armiją ir ten nesvarbu, kiek ten tų žmonių prie to bokšto būtų susirinkę, jie ten būtų padarę, ką būtų, ką norėjo. O dabar buvo sukeltas toks mini kipišas, ten keli žmonės pervažiuoti, bet susirinko visa šalis, ten pretransliavo, Landsbergis čia mus puola, mums reikia ginti. Visa tai buvo tam, kad sukelt tą patriotiškumą, ar ne? Kad žmonės sakytų, aš jau šalį mirsiu, ją kovosiu, čia mes už laisvę vyrai. Ir galų gale kas buvo? Buvo pasinaudota tuo. Ir žmonės galvoja, kad jie gyvena laisvi 30 metų, o iš tikrųjų čia administracinė įmonė tiesiog tą teritoriją prižiūro ir daro, ką nori. Tas pats ir su tais, kaip ten, tos medininkų, kaip ten tos žudynės, ar ne? Medininkai irgi tas pats ten, tai patruliavo ten prie tos sienos, ar ne, ten saugojo, kaip suprantu jie, ir ten susišaudimas buvo. Tai jo, jeigu ten kažkas būtų norėjęs ten paimti tą šalį, žinai, jėga atsiimti ar ten užimti, tai būtų kaip Hitleris įsiveržęs į kur ten, į Lenkiją, blemba, ir būtų baigta viskas. Turėjogi ten armija, turėjo išteklius viską, o dabar buvo kažkas padarė skambutį, tas pats Landsbergis galbūt padarė skambutį, ne? Čia reikia mums truputį politiškumą, patriotiškumą sužadinti žmonyse, reikia padaryti dar vieną psichologinę operaciją. Man taip skamba, žinai, taip iš kritinio mąstymo pusės žiūriu. Žinai, bet ir be burtų čia nėra apsieita, čia lygiai tas pats, tipo, dėl to ir buvo, vis dar tebeskamba kartais, sausio 13 ta stebuklinga daina, tai uždaryk mane tėvynę savyje, žinai. Jo. Ir visi prisimeno, čia gaunasi, kaip žinai, iš Slovikas sumetė agurkus, vandenį užpylė, žinai, ir su ta daina, tą dangtelį uždėjo, žinai, ir raugina taip visus smegenis, tipo, žinai. Jo, grinai burtai yra, kad užmigdyti šitą miegančią bendruomenę dar giliau ir... Nes jau ir dabar, žinai, sakau, aiškini žmonėm pasakoju, sakai, tas Skvernelio vyriausybė nuo 19 metų, kai pasileido, viskas, jie nebegali niekaip legalizuotis. Ir sutapimas, nesutapimas, bet visuose daugumoj pasaulio valstybių, kažkaip net Amerikoje iškrito, kad 2024 metais, sekančiais metais, o ne, prezidento rinkimai, senato rinkimai kažkokie, tai žinai, viskas į tos 24 metus taip sukrito. Ką realiai žmonės gali padaryti visą tai žinodami? Pirmiausiai, jeigu netik,
pirmiausiai gal žinai, kad sakant, kad niekam nieko nerašyti, tai gal pirmiausiai teisės aktų registrą atsidaryti, Seimas tipo, ne? Ir susivesti tuos identifikacinius numerius, kad tipo ne šia viena moteriškė irgi sako, kaip gali galioti, tipo negaliojantis. Kai nusirašė teisės aktų ten tą numerį identifikacinį dėl laikino pagrindinio įstatymo. Ir kai pamatė, kad telefonė tikrai dega žalias lempukas, o ne tai, kad įgeda, žinai, savo YouTube'ės kanalę, žinai, parodė, kad dega žalias lempukas. Sako, rimtai dega žalias. Tai, žinai, o tai vat natūralus klausimas. Turi žmogus iš pradžių savo klausimą užsiduoti, o kodėl tipo yra galiojantis. Antras variantas dar, kai sakant, papildomas žingsnis, pakartoti mano veiksmus irgi paskambinti į Teisingumo ministeriją ar ten į Seimą, nes man iš Teisingumo ministerijos pasiūlė į Seimą paskambinti, žinai, tai aš sakau, kadangi darbo dienom pradėjau dirbti, tai nėra laiko paskambinti, tai vat rytoj dar bandysiu paskambinti, nes rytoj išeiginė, čia žmona paprašė pabūti. Tai paskambini, paklausi, sakai, labą dieną, kodėl lempukas, galiu rekomenduoti gerą elektriką, kad išsuktų lempuką, kad užtektų raudoną. Tiesiog provokuoti juos, žinai, kai sakant, provokuoti juos ant neadekvačių sprendimų. Ir tada jie padaro dar didesnės klaidas. Įsivaizduoja, pyst uždega. Jungtinėse tautose tu galvoji, niekas nesėdi, nestebi, karočią tų teisės aktų. Jie gal bandytų, žinai ką, greičiau jie jau greičiau bandytų visą tą savo portalo sistemą ten pakeisti, kad nerodytų ten tų lempučių, žinai, kad žmonės apsiramintų. Jeigu jie tai padarytų, tai čia būtų pats geriausias patvirtinimas, kad mes esam teisūs. Žinai, kas būtų? Būtų, man atrodo, 2. ir 3. ir dar 10. pedofilijos skandalas Seime. Jo, gerai sakai, kad dėmesį absorbuota, ne, žmonių. Žiūrėkite į ten, bet nežiūrėkite į čia, ne? Žmonės man rašo, žinai, ką tu čia galvoji apie čia skandalas, tas įvyko, anas čia dabar tas ir tas. O man visiškai net neįdomu, nes aš žinau, kad jeigu įvyko kažkoks tai skandalas, iškėlė ten kažkokią personą, ne, ten per visas žiniasklaidos antraštės tas pats, tai čia yra grinai ritualas, ne? Jie nori, kad tu žiūrėtum va ten, nes kažkas kitas vyksta fone. Čia jau ne pirmą kartą tas daroma. Kaip Dainius sako, žinai, daug kas čia kartoja, tipo, kol kažkas rodo su pirštu, žinai, kvaily žiūri į pirštą. Jo, būtent. Tai čia lygiai tas pats. Nes pradėjo lysti per daug tų galų, žinai, per daug didelį įtampą, tam, kad viską nukanalizuoti, žinai. Kad nebūtų prikirpti, davai duosime šią vieną, karočią, pedofilą, žinai, Seime. Ir dar prezidentas už šitą, tai, karočią, iš Facebooko išbalino, po Antano ten Žemaičio, karočią, pasisakymą, parašiau komentarą, sakau, nieko savo, sakau, taip dasigyvenam, sakau, per karantiną, sakau, patį griežčiausią, mažas berniukas prezidentūrai su prezidentu klausė, ir čia visi mes pasveiksim, žinai. Paskui, sakau, piderasai sėdė įstatymus rašo, pedofilai, karočiai, įstatymus rašo, o prezidentas buvo, nes čia citata tiesiogiai iš laikraščio, žinai, kad jis pats pasakė, sako, netikėjau, jog teks būti pedofilijos skandalo liudininku Seime. Tai aš parašiau, sakau, kyla normalus retorinis klausimas. Jis, ta prasme, ten šalia stovėjo ir tai stebėjo. Tipo skandalas vyko Seime, okei. Ir jis buvo liudininkas, taip, ta prasme, nežinau, kas jam rašo kalbas, bet, kažkas labiau patikaustęs negu kad Amerikos prezidentui Bidenui, žinai. Matai, tiesa kaip upelis, teka ir vis tiek išteka, dar per lūpas netyčia. Jo, tai neturi parodyti tos savo klėdėsių, žinai, ta prasme, žmogus nemastantis, tipo, neišgirsta tokių dalykų, ką jie pasako, žinai. O čia paskui dabar irgi šaibas, tipo, dėl tų visų pedofilijų, jeigu paėmus, šiek tiek į šalę, ne? Na, tipo, pasižiūri, ta plaukykė, karočią, su panda nusifotkinusi ten kažkur tais apdovanojimuose, kur ten, žinai. Paskui tas Šurajevas, tipo, kur Pimpalą rodė, ten per keliką, kur čia visiems rodė, žinai, gavo ten valstybės žmogaus apdovanojimą, patį aukščiausią. Klaunų teatras. Tai, ir, karočią, čiuvakas, katras ten renka, tai Ukrainai šaibas, tipo, irgi su panda, tipo, karočią vaikšto. Tai aš nežinau, kam ten žmonės, ta prasme, metasi šaibą, žinai.
pasakysiu, kaip žmonės girdi ir kaip aš girdžiu. Žinias, tipo, įsijungiau, radija veikia, žinai, jis sako, skambinkit šiandien tokiu tai numerį ten trumpuoju ir šiandien akcija, karočią, kiekvienas paaukotas euras Ukrainai dvigubinasi. Aš galvoju, tu jeigu man alga, karočią, žinai, dieną, vat, jeigu paėmus, pasiimt algą, vat, būtent nuo 8 iki 9, man jį padvigubės, žinai, tokį tai pažvengiu, o paskui darbę vienam pasakoju, sakau, paradoksas, ta prasme, iš kur tie papildomi viens prie vieno, tipo 1 eurą nusinti ir kas tas kitas gerasis samarietis dar eurą duoda. Ir aš taip galva, žinai, taip kasau žmogui, ten paskui bendradarbiui pasakoju, sakau, žiūrėk, kaip reikia babkės išplauti. O sakau, tau reikia išplauti 5 lemus. Ir sakau, vat paėmė, tipo, pasakai žmonėm, kad 2,5 lemo, tipo, suaukotų. Paskambini, karočią, Zelenskį, sakai, tipo, va, tau 2,5 lemo į kišenę, gausi, tipo, grinai čistais, bet 5 lemus, karočią, mum atgal duosi. Nes mes šiandien, tipo, nuo 8 iki 9 dvigubinam, žinai. Ir reikia tam kažkokiam čiūvui iš Lietuvos praplauti pinigus. 5 lemonus, ane? Ir viskas, sumetė žmonės, ne 2,5, 5 lemus, ar ten 2,5 žmonės sumetė, padvigubino iki dar 2,5, žinai, pavadino 5 lemais, nusiunčia Zelenskiui 10 lemų, karočią tokia machinacija, žinai, kad tuos likusius lemus, tipo, padaugintus, kažkaip tais pargražina atgal, man atrodo. Kažkas čia pinigų plovyklo konkrečiai užsiėmęs yra. Bet yra lošiama ant geros energetikos, kad sako, žmonės šiandien yra dauginama. Bet čia sako, ketvirtadienį, trečiadienį, ten aš teliko nežiūri, tik Facebook'e mačiau, ten kažkas įmetęs božinai. Oi, sako, galim pasidžiaugti, kaip pradėjom rinkti ir jau turim sulinkę limoną. Reiškia, kažkas lemų jau. Sunkiai tikėtina, ne, kad žmonės ten saukoja tiek daug. Aš suprantu, kad ten kažkas maksimoje, ten 2 eurus duoda, ten, žinai, žmogelį, ten, kuris ten stovės, tai su tom vėliavėlėm. Bet kad ten limonai per pusdienį surink, tai, čia tik tai kvailys gali patikėti, čia labai abejotina. Tai va. Supratau. Biški nukrypom nuo temos, bet va. Žmonės, va, kai sakant, pratesti tą, ką žmonės turėtų pirmiausiai padaryti. Aš šiek tiek laiko čia eskalavimas, tai yra kaip agitacija, ne kažkas panašaus. Nebūtinai. Eskaliuoja, kada tu giliniesi ir eina iki galo, ar ne? Supratau, gali būti. Tai tada vienu žodžiu, toks gražus, žinai, kaip escalator. Tai va, eskaluoja jau 2 metai žmonės, kad eitų prašymus pasiimti ir pasižadėjimus. O apie kokius prašymus kalba eina? Tai prašymai būtų būtent, jeigu suvedusi teisės aktų registrą, 1991 metų gegužės 31 dienos dokumento numeris 200, kurį priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, pasirašė vidaus reikalų ministras, įsigaliojo 91 metų 06.01, tai teisės aktų registro tas numeris būtų 09 123 10 įsak 00000200. Ir ten, karočią, yra tokie priedai. Man tiesiog jau užtenka įvesti tą datą 1991-0531, brūkšnelį, tiksliau, tarpas 200, ir man išmeta jau tą teisės aktų registrą, kur yra priedas, tenais, karočią, kad ir rašo, tipo, kad yra naikinamasis aktas, tenais 92 metų sausio 10 dienos, tipo, panaikintos tas priedai, ne priedai, o tipo visas tas tekstas, tipo, kaip paso nuostatų vykdymo instrukcijos, žinai. Nes yra paso įstatymas ir yra paso nuostatų vykdymo instrukcijas. Pagal kokią procedūrą, kaip laikantis, ką turi padaryti žmogus, ką turi padaryti pareigūnas, ką turi padaryti. Ta, žinai, kiekviena šalis be susitarenčioje, žinai, ties turto patikėjimo klausimo 20 metų, tipo, žinai, administratoriams. Tai ką turi tos abi šalis padaryti ir kokius dokumentus jie pildo, karočią. Kad ir tos instrukcijos yra panaikintos, bet galioja priedai. Ir 27 priedė yra parašyta. Ir tas teisės aktas yra vis dar galiojantis. Tai ten yra asmens prašymo kortelės. Tai būtent tie pirmieji prašymai, kuriais remiantis buvo išduodami tie pirmieji žaliai Lietuvos Respublikos piliečio pasai.
O tos nuostatų instrukcijos yra būtent ne nuostatų instrukcijos, o pilietybės pagal Lietuvos Respublikos piliečio paso nuostatų patvirtintos Lietuvos, 90 metų lapkričio 8 dienos nutarimas numeris I.766. O tas yra, jeigu įvesti Google, taip vtupai, žinai, taip įvesti I.766, išmet Amerikonų įdarbinimo agentūrą ten tą. Ne įdarbinimo, o darbo ministerija ar kažkas panašaus, žinai. Tai čia būtent tas dėl Lietuvos Respublikos piliečio paso nuostatų įvykdymo instrukcijos. Tas pasas, tas žalias, jis buvo migrantų atvykimo kortelė. Tai buvo tarybinis pilietis atsisėdo į popierinį laivelį ir išplaukė į Atlantą, į Ameriką. Iš Amerikos grįžo kažkoksai laikinas turto administratorius pavadinimu Lietuvos Respublikos pilietis. Kad dabar administruoja tą tarybinį pilietį, katras yra Amerikoje, užstrigęs kažkur. Tai toks šizofreninis popierinis pasaulis vyksta, Ir kai tu paklausi, ir būtent to prašymų remiantis, aš į registrų centrą nuėjau, mes čia su Anatolijum 21 metais ėjom, ar spalio mėnesį, ar kada. Spalio berods. Ėjom užklausimą, davėm registrų centre, kadangi registrų centras, Lietuvos Respublikos registrų centras, jie būtent ir registruoja, generuoja tuos asmens kodus, žinai. Ir mes parašėm užklausimą, kad kokiu dokumentu remiantis buvo priskirtas asmens kodas, ir nurodai ten, mano ten būtų 385, ir sekantis skaičiai, žinai, visi tie. Tai buvo priskirtas duomenims, ten Gediminas ir pavardė, žinai. Tiesiog paprastas elementarus vieno sakinio klausimas, žinai, nunešėm Klaipėdų į registrų centrą, aš sakau, į YouTube įdėjau, kaip žmonės, ten, pavyzdžiui, vienas YouTube video yra užvadintas atsakymas komentatoriams. Ne aš parodžiau, ką aš dariau, aš ėjau į prokuratūras, aš ėjau į teismus. Tiesiog žmonės paskui dar parašo tokius komentarus, o aš nesupratau, tu čia norėjai, kad aš Sojaus pasiklausyčiau. Ne, aš parodžiau, kur aš ėjau. Ėjau į policiją, ėjau į migraciją, ėjau į registrų centrą, ėjau į prokuratūrą, ėjau į teismą, ėjau ten. Daug kur, žinai, bet esminiai tie dalykai. Užklausimas registrų centrui paklausti, kokiu dokumentu remiantis buvo priskirtas asmens kodas duomenims, ir nurodai savo vardą pavardę, Gediminas, toks ir toks, pavardenis. Ir viskas, įgauni po 2 savaičių atsakymą, ir ten 3 savaičių atsakymą iš registrų centro, nesako, asmens kodas, toks ir toks, Gediminui pavardeniui buvo priskirtas 2002 metais, kuomet jis gavo Lietuvos Respublikos piliečio pasą. Suprantate, tai reiškia, iki tuo momento asmens kodo nebuvo man. Nuo 85 metų iki 22 metų, kol aš pats nepasėmiau už be asmens kodo, jokio vaikščiau. Kai sakant, nes, juridiškai paėmus, neveiksnus žmogus tam tikroj srity negali atidaryti kažkokios tai firmos, UABO, ten juridinio asmens ar ten fizinio asmens, katras kaip ir prilyginama, žinai, kaip yra. Jeigu paėmus valstybę kaip milžinišką laivą plaukėjantį teisiniam vandenyne, nes visi juristai, ne? Tas fizinis asmuo yra. Tai mažas žmogelis su maža savo valtelė, žinai. Žiūrėk, plaukėja. Tu tą žalią gimimo liudijimą turi, ne? Matas? Jo. Ten nėra jokio asmens kodo. Yra tik tai antspaudas, kada buvo išduotas pasas, tas ten, kur tau išdavė, sakėjai, 22 ar 23, ne? Tai tada jie įdėjo dar vieną antspaudą, išdavė pasą ir tada užrašė asmens kodą. O iki to laiko to asmens kodo ten nebuvo. Ir žinai, kas ten įvyko? Jeigu paėmus, žmogus, ten, tarkim, vekselis, pagal vekselių konvenciją, nes čia viskas yra, vekseliai. Vekselių įstatymą yra parašyta, kad vekselyje tam, kad būtų, apmokėtas vekselis, ne? Tam, kad būtų galima daryti prielaidą tokią, ar išvadą, žinai, kad vekselis yra apmokėtas,
ir niekas niekam nebėra skolingas, kaip sakant, atsiskaitimas įvyksta, vekselyje turi būti tam tikros atžymos. Nu, ta prasme, apmokėtas, Taip. jis gali būti sudraskytas, jis gali būti užanspauduotas. Antspaudą uždėjo ir pagesino tą vekselį. Supranti? Taip. Tai lygiai tas pats vyksta su paštu. Tas va tipo priekinis tas lapas, ne kaip yra, markutė žmogus užklejuoja, ką paštas padaro tam, kad markutė nebūtų panaudota antrą sykį, uždeda antspaudą. Ir viskas. Pasą irgi iškala skylės, kaip pat Jo, nešia. pasė iškala skylės. Ir lygiai tas pats su tuo tarybiniu gimimo liudimu to žaliu. Nu, kai kurie ten raudonus turėjo, žinai. Tai atėjo žmogus, padrebė, tipo, aš mano atveju, aš 85 gimimo, tai neturėjau to tarybinio paso, tai padėjau, moteriškę paėmė, nu, ta prasme, supranti, užburti visi žmonės, nes čia dar plus boba kažkokia, žinai, pasininkė, žinai, menterša, tipo, su pagonai, žinai, sėdi. Blemba, nu toks biški baimė, žinai, esi, nes nu, ne kiekvienas, kai sakant, žinai, kai sakant, ne į gimtadienį kviesti, eini draugo, žinai, policija ten kažkokia, žinai, ten jau pas juos burtai tokie užleisti, žinai, kad biški baidytis reikia nuo jų, žinai, toliau. Ir tenais ateina daug dokumentų savo, žinai, ta tokia, žinai, tu įsivaizduoji, jeigu sakytų, nu tai va, rytoj ateik, atsineš ten, žinai, savo gimimo liudijimą, ar turi, žinai, nu tai va, rytoj vieną dieną taip šneka, o kitą dieną, kur gimimo liudimas? Ir tu žinai, blet, vokiš ten yra, žinai, ir tau jau pochui, ką jie darys su to gimimo liudimu. Ona paimtų, žinai, sėdėtų į stalčių, tai tau šito nebereikia. Žinai, bet ir buvo žmonės, kad jie net pasus atidavė. Tai kur jūs dėsit tos pasus? Čia jų komunistinis pasas, kur jūs įkišit? Ką jūs, komunistas? O imkit lietuvišką. Lietuviškas labai geras, kokybiškas. Imkit ir čiuoškit pro duris. Greičiau, kol niekas nepagavo. Pamatysiu to tarybinių pasų, po metų pamatysit. Už komunizmą, už komunistinės eilės sušaudysiu jūs prie sienos. Čiuoškit su to žaliu migranto pasu. Taip. Ir žmogus, žinai, pasą atidavė jam, tik, žinai, nes buvo kiti vapšė, žinai, iš proto išėję ten ir prie Seimo ten primėtė, žinai, Landsbergis paskui matomai kaip kalėdų senelį, žinai. Gal jis tos pasus tai kuproja ir nešioja, žinai, kuprinę užsimetęs ir pasus nešiojasi ten. Prisivogė, žinai, reikia vekselius nešiotis visą laiką su savimi, va dėl to ir slegia tą gyvenimu, kai sakant, graužati, žinai, sąžė, dėl to ir lenkia, žinai, prie žemės, tik yra išgama prisivogė. Tai vat fintas toksai. Ir karočią, kas įvyksta? Žmonėm uždėjo, tipo, vieniem paėmė tos vekselius, tipo, žinai, nu, įsipareigojom, kad valstybė yra kažką skoloje, nu, kaip kiekvienas, kaip išparceliavo tą turtą, tai vat būtent, jeigu paėmus pasižiūrėjus intikę, tos vagnorkės vadinamas, ne? Nu, gyvuliukais, ten žvereliais vadino, pinigai, tipo, prieš litą pasirodantis. Tarpinis variantas. Tai ten buvo, žinai, kas ten buvo parašyta, valstybės vertybinis popierius, o valstybės vertybiniai popieriai yra obligacijos. Kompanijos tipo vertybiniai popieriai, UAB, ten akcinės bendrovės, uždaros akcinės bendrovės, tai yra akcijos. O valstybės vertybiniai popieriai yra obligacijos ir jie vadinasi tipo vertybinis popierius, valstybės. Ir ant tų žverelių, kūdrų, ūdrų, visokių briedžių, meškiukų, žinai, ten kiaunių, ten buvo tiesiog išparceliuotas valstybinis turtas. Kiekvienas gavo tų bibarikų, žinai, pripaišytų gyvuliukų. Nu ir viskas, vat, kai sakant, iki gyvulio lygmens žmogų ir nuleido, tipo, žinai, va, žiūrėkit, nes ten ir jie galioja ar metus, ar 2 metus. Ir per tuos 2 metus vyko tokia, žinai, toksai chaosas, keičiasi pinigai, keičiasi dokumentai. Keičiasi įstatymai. Ten kažkur tais Vilnius sprogdina, šaudo gaudo, žinai. Čia visoje Lietuvoje šaudo gaudo, karočią. O tokie kaip Antanas Bosas vaikšto, karočią, ir renka tuos vertybinius popierius. Nes jis žino, kad obligacijos, kai sakant, savo vertės nepraranda. Valstybė gali sukurti tik tais, nu, kad administratorius, jis visą laiką turtą saugo, nes kažkas trobą naują pasistatė, kažkas mašiną tipo, žinai, priregistravo. Ir tokiu būdu valstybės turtas vis didėja. Automatiškai ir kyla obligacijų, kurios yra tam tikrų, nu, kaip tas bitcoinas, ne? Atspausdintas tipo.
Tik tais obligacijų jų prispausdino, visiems išdalino. Buvo ten, tarkim, žvėrelį 100 ten tų vagnorkių kainavo, a po kokių 3-4 metų ar ten 10 metų, žinai, kainuoja ta 100 žvėrelių, bėšamus pinigus. Nes, kiek metų kiek mašinų supirkta yra į registrų centrą priregistruota, kiek namų pastatyta, ne? Po nepriklausomybių visokių. Turtas valstybės tai didėja, biudžetas pučiasi ir tokia kaip Antanas Bosas ateina su 2 zupariniais maišais bulvių, prisirinkęs tų brėdžiukų, valstybės obligacijų, nuneša į Lietuvos centrinį banką, nes kad ir dabar, jeigu žmogus nuneštų ten 10 litų su Dariumi ir Girėnu, jam turėtų duoti pagal kursą į eurus. Tai o gal aukso galėtų duoti? Dar kažkada atsimenu, kažkada galiojo toks įstatymas, kad dar aukso buvo padengtas litas. Žiūrėk, jeigu paėmus seną obligaciją, ten kur dar buvo ten tas 1918 ar kokiais 19 metais atspausdinta, ne, ar gal dar anksčiau, 900 metais, 1900 metai. Ir tipo tu atnešė, kur grinai, tipo buvo litai auksų grįsti, nešė į centrinį banką, yra atridena, tipo tą luitą. Nes čia yra veksel. Jis yra nepagesintas, jie privalo jį apmokėti. Nes, kai sakant, net ant tų Anglijos svarų tipo yra, aš sakau, netgi irgi, man atrodo, kad svarai yra ir tas svorio vienetas, ne? Svorio matas. Pound sterling tai yra sidabro. Jo, sidabro tas tipo poundas. Tai jeigu paėmus tipo, aš čia vienas žmogus ten iš Klaipėdos buvo atvažiavęs, sako, žinai, aš su juo ten pašnekėjau, davė 20 svarų, sako, aš vis tiek į tą Angliją nebegrįšiu, žiūrėk, sako, žinai, duosiu 20 svarų, aš skaitau ten parašyta, I promise, nuo žodžio promissory note, tipo vekseliukas, ir lygiai tas pats vekseliukas yra tas pats pasižadėjimas, tai yra aš pažadu, tai promise, ne? Tipo, parašyta Anglijos karalienės mordo uždėta, ten Elžbietos parašyta, I promise to pay barrier, kažkas panašaus, tipo 20 pounds by command, ar kažkaip tais, tipo iki pareikalavimo, žinai. Čia grinai vekselis yra, nes jeigu nėra vekselėje nurodytos datos, laiko, vietos, kada turi būti vekselis apmokėtas, tai vekselis yra apmokamas būtent tuo momentu iki pareikalavimo. Kad ateina padrėbiai, faktiškai tipo iki Anglijos karalienės, dabar iki ten to lopo, katras net nežino, kai jis pagal faktą, pagal įstatymus, jis negali būti karalium. Jo, paskutinė karalienė buvo Anglijos ten ta, kur numirė. Jo, paskutinė karalienė, tikrai tas toks susibėsinės ten rašo kaip karalius vos nežinai, nors neturi įgaliojimų, nes Elžbieta kaip pasikaročia, tai paėmė tą suvereno tipo skeptrą, suvereno tą bumbulą ir karūną. Ir jis tai negavo nei skeptro, nei bumbulo, nei karūnos ir liktai čia sako, liktais kovo mėnesį ar kada, žinai, kaip pasirodys ir tas užšiktas skaitmeninė valiuta. Tai ten viskas tik teatras dabar liko. Kaip ir buvo teatras, tai ir liko teatras, tik tai kitas aktorius pasikeitė. Tik tai sakau, cirkas išvažiavo, žinai, klounai pasiliko. Ar jie čia iki galo turi, žinai, čia toliau dar vaidinti kažkokią tai rolę, bet aš sakau, kaip žiūriu, tie pagrindiniai, tai Anapilin išeina, aš tai sakau, nebus tik tais, kad Lietuvos kupra čia kovo mėnesį turėtų pasitraukti, žinai. Jau kaip ir pats laikas būtų išeiti jam. Bet, nukrypam biškį nuo temos tos visos, bet gerai ta fantastika. Taigi, sakant, tas 27 priedas, gegužės 31-91 metų, tenais ir yra minimas 27 prienė, daugiau jokiam kitam įstatymė, teisės akte, dar tenka nutarime, sprendime, kai sakant, you name it, niekur kitur nėra minimas pasižadėjimas. Ir būtent tam 27 priede yra parašyta 7 straipsnis Lietuvos Respublikos piliečio pasižadėjimai pagal išduoto paso numerį. Saugojimo laikas 5 metai ir po to jie yra siuvami į bylą. Ir aš užklausiau šičia, praeitais metais gruodžio mėnesį, tipo, noriu susipažinti su ta byla. Parašiau policijai, čia naują akmenį pasą, aš pirmąjį, kai išsiminėjau. Tai žinai, ką Mientas padarė? Mientas
persiuntė į naujas Akmenės migracijos poskirį, naujas Akmenės migracijos poskiris persiuntė Telšiam, Telšiai persiuntė Šiauliam, o iš Šiaulių parašė, mes nesuprantam, ko tu klausi. Grįžo ratu. Viešo administravimo įstatymas 11 straipsnis 3 dalis. Mes nesuprantame arba prašyme buvo deklaratyvūs pareiškimai ir karočią netitinka realybės. Supranti? Nu, aš paklausiu, sakau, kur dokumentai, nes kas įvyko turto perdavimo aktas, ta prasme, aš užklausiu, ne turto, o dokumentų priėmimo perdavimo aktas. Kadangi pasižadėjimai ir pirmieji prašymai buvo pildomi policijos skyriuose, pasų poskyriuose. Ir nuo 19 metų, Liepos 1 dienos, funkcija, kad policijos skyriai, kiekvieno miesto skyrius, turėjo savo policijos poskyrį. Ne policijos, o pasų poskyrį. Nuo 19 metų, Liepos 1 dienos, pasų poskyriai buvo panaikinti, kas ir patvirtina policijos įstatymas. Jeigu žmonės pasižiūrėtų tenais, tai dingo 11 straipsnė, ten dingo, piliečiai. Kad asmens duomenys ir pasų poskyris dingo. Dėl to migracijai dabar žmonės, jeigu nueitų pasą pasiiminėja, dabar išdavinėja vapšė lempinius dokumentus. Suvenyrą, kaip į tą Narvėse nueini, suvenyrinių, kioską, suvenyrinių prekių. Nueini, nusipirkai beždžionių dokumentus, tai vaikšti patenkinti. Chaosas konkretus, policajai irgi nuo 19 metų pastavė ten telegramę, Antanas įmetė, aš taip, sėdžiu kaločią ant puliko, galvoju, pasižiūrėsiu, pukšt, tarnybinis pažymėjimas. Bum. A tenais nėra asmens kodo, nors ten kažkoks reikia, aš trumpam tik 5 minutės ten pasižiūrėjau, bet esminis dalykas, kad ant tarnybinio pažymėjimo irgi 19 metais pasikeitė pavyzdžiai. Ir čia kaip tik su to korona, su covidu susiję, kad čia policajam išdalino, seniau buvo ir asmens kodas, ir atsakingo asmens, kas išdavė tą tarnybinį pažymėjimą, ir kad policijos pareigūnas pagal įstatymą neždavo asmeninę atsakomybę už savo priimtus sprendimus, visą kitą. Nebeliko ne tik, kad galėdavo būti. Jo. Kas? Nebeliko jau to dabar. Jo, o dabar nebeliko. Jo. Nuo 19 metų, viskas. Nežinai, kame yra fintas, nes nebeliko piliečių. Jie yra finansuojami, nežinau iš kur. Seniau, kaip pagal visą faktą, kaip vyksta. Kodėl policijos pareigūnas neneša asmeninės atsakomybės? Todėl, kad jis vykdo tarnybą ir vykdo piliečių valią. O kadangi piliečiai yra visi užgrobti, tiksliau piliečių duomenys yra užgrobti arba nebėra piliečių, tai prieš fizinius asmenys jis ir neprivalo kažkokios nešti atsakomybės. Priesaiką davęs žmonėms, ne? Priesaiką duoda žmonėms, ne asmenims. Jo. Vadinasi, su asmenim gali traukti juos daryti su jais, ką nori, kaip nori. Va čia ir yra skirtumas esminis, kada žmonės susiduria su policininkais ir jie nesupranta, kad tas žmogus, kuris ten tą uniformą užsidėjęs, jis ten liepinėja, reikalauja ten ir panašiai, jis yra prisiekęs žmogaus teisės ginti. Ten be kita ko, ten konstitucija, ten visa kita, tarambaram įstatymų. Ginti žmogaus tą garbę ir orumą, Ir žmogaus laisvės ir teisės. Tas irgi, man atrodo, įvardinta, jei gerai pamenu, tikrai yra įvardinta. Tai vadinasi, reikia jo iš karto ir paklausti. Palaukit, jūs ieško čia asmens, jūs norit asmens dokumentų, prie ko čia tas asmuo? Jeigu jūs esat prisiekęs ginti žmogaus teisės, tai ginkit mano teisės. Va, čia sėdi žmogus. Tai apie kokį čia asmenį gali dar eiti kalba? Tai čia ir toj vietoj prasideda burtai, žinok. Aš sakau, čia kai buvo tie karantinai prieš tos 2 metus, man į Klaipėdą, kai neįleido, iki namų 200-300 metrų su mašina. Į manęs neįleidžia 3, tai sakau, aš ten pradėjau šaukt ant jų. Ir prasidėjo burtai, man toks Vladas tikybos buvęs mokytojas papasakojo, sako, 3 kartus savo valią išreiškia. Aš jam pasakiau, sakau, draudžiu pažeidinėti mano teisės ir laisvės. 3 kartus pakartojau, ten 3 policajai sustingo vietoj. Grinai kaip statulos, sakau, kartojosi, aš tu praeitas iki pasakau, bet sakau, sustingo kaip statulos. Ir viskas, ir nei baudos, o prieš tai buvo visi nusiteikę išrašyti baudą, nes matai, pamatė, kad aš neturiu jokio pateisinamo dokumento, kad aš Klaipėdoj vapšė galiu būti.
Aš jam, žinai, iš konstitucijos, atverčiau konstituciją, sakau, va parašyta, nei vienam Lietuvos Respublikos piliečiui negali būti uždrausta grįžti į jo gimtąją šalį, sakau. Sakau, Klaipėda čia kita valstybė, ar kaip? Sakau, čia tarp savivaldybių, tarp Palangos ir Klaipėda, sakau, čia kažkokia vapšė kita teritorija, ar kas? Sakau, kad čia neutralūs vandenys, tipo, sakau. O Klaipėda, sakau, kita parapija, sakau, čia dabar neįleidžiu. Mums reikia dokumento, bet kokio, karočią būtų užtekę čiutne maksimumui dirbančios pardavėjos patvirtinimo, kada nas sakytų, jo, jis kiekvieną dieną, ar ten mano kaimynas, tipo, žinai, kiekvieną dieną apsipirkinėja pas mus, maksimum. Būtų, sako, mums bet kokį dokumentą patvirtinantį, kad tu mokesčius čia moki Klaipėdai, sakau, aš, blėt, Jungtinėse Amerikos valstijose registruotas, sakau, kokie, sakau, dar tau mokesčiai. Žinai ką? Reikėjo sakyti, o jūs esat matęs Lietuvos Respublikos paso viršelį, nes ant jo parašyta, kad Lietuvos Respublikos vardu visos kompetitingos įstaigos prašomos leisti piliečiui, kuriam išduotas šis pasas, laisvai ir saugiai keliauti, prireikus jį globoti ir suteikti jam visą būtiną pagalbą. Svarbiausia, kad čia įvardyta piliečiui, o ne? Šitas lietuviškai parašyta, kad leisti piliečiui, bet kada angliškai jie parašo, tai vietoj piliečio būtų citizen, ne? O čia yra parašyta bearer, tas pats kaip tu ten sakė, ne? Tos svaro sterlingo. Nešiotojas, turėtojas. Tai pričom čia tas pilietis, čia nesutampa šitie sakiniai. Gaunasi, kad tu vaikštai su suklastotais dokumentais, nes aš tokiu YouTube'ai tipo esu irgi video idėjas, kur yra tas tipo turėtų būti pilietybė, yra Lietuvos Respublikos, bet šalimais nationality, o nationality iš anglų kalbos į lietuvių išvertus tai yra tautybė, bet ne pilietybė. Turi būti citizenship, bet ne nationality ar nationalité, ten kur prancūziškai. Dėl to sakau, čia yra sušiktas vekselis. Vekselis kažkokiai tai liaudžiai surašytas. Viskas yra klastoti. Žmonės patys, kaip Visi šitie dokumentai, visa jūsų šita sistema yra klastotė paremta, viskas yra apgaulė ir klastotės. Tai dabar netgi jie nuo 20 metų padirbinėja dokumentus, nes prašymas, pavyzdžiui, tą patį sakau, va tas vakas pamatinis yra va tas laikinas pagrindinis įstatymas, jį galima pasiskaityti ir ant jo stovi kaip pamato. Stovi Lietuvos Respublikos piliečio paso nuostatų vykdymo instrukcijos patvirtinimas, tai yra 91 metų gegužės 31 dienos vidaus reikalų ministro įsakymas 200, būtent tie priedai, ir paskui dėl Lietuvos Respublikos piliečio paso nuostatų vykdymo instrukcijos patvirtintos 91 metais, gegužės 31 dienos, įsakymo numeris 200 pakeitimas, kad tas numeris yra 92 metų sausio 10 dieną ir tas įsakymas yra 12. Aš sakau, netgi video irgi esu padaręs, kur eina tos pakeistos instrukcijos, ten primeti, kaip yra, karočią, paduskinti žmonės. Ta prasme, nežinau, ar tyčia, bet kaip mes suprantame, ne, nebūna įstatyme ar įsakyme tyčia ar netyčia. Toks vaizdas, kad rašo beždžionį įstatymus, arba debilas, ne? Arba tyčia daro klaidas. Fintas yra, ką mes sakau, va, tas numeris 12. Kad eina aprašas, eina tos instrukcijos. Ir, karočią, 32 punktas. Pareigūnas už išduotą pasą paima iš piliečio valstybinės rinkliavos ženklą, Skaitai, karočią, žiūri, turėtų būti logiškai 33 punktas, ne? O ten stovi 3 punktas. Asmens prašymo kortelė yra išduoto Lietuvos Respublikos piliečio paso pateicinamasis dokumentas. Ir fintas, žinai, ką me gaunasi? Remianti šito straipsniu, tiksliau, katras yra kaip ir 33, bet ne įsakyme užvadina 3. Bet jeigu į viršų nueini, karočią, sakai, ko nors užklausi, sakai, remiantis 3 įsakymu, nurodai numerį ir tipo 3 straipsnių, o ten 3 straipsnis iš tikrųjų skamba tais. Vidaus reikalų ministerijos 1 metų gegužės 31 dienos įsakymų numeris 200 patvirtinta instrukcija išskyrus priedus pripažinti netekusių galios. Karočią, taip suvoliuota yra, supranti, kaip suvolų.
Ir tipo ta kortelė, va, tas asmens prašymo kortelė, būtent tas pirmasis prašymas. Nes, negalėjo būti, kad ateina kažkoks vardenis pavardenis, ne, iš kaimo į policiją, sako, duokit pasą. Sako, gerai, po mėnesio ateiksiu, nuotrauką duosim. Ne, prašymą parašo. Nes reikia įsteigti kažkokį tai fizinį asmenį, kuris administruos tarybinį pilietį. Paklausė, sako, jūs turite gimimo liudijimą, ar jūs turite pasą tarybinį? Sako, pasą. Gerai, atsineškite pasą, mes jį paimsim iš jūsų, nes taip nurodo instrukcijos. Ne įstatymas, ne konstitucija, instrukcijos, kurias yra skirtos įsakymas. Ta prasme, policijos generalinis komisaras parašo įsakymą. Tu turi jo laikytis? Ne, laikosi policijos pareigūnai. Nes jiems tiesiogiai, ta prasme, policininkas yra pavaldus savo viršininkui, o žmogus, pavaldus kam? Klausimas. O jeigu fizinis asmuo, tai jis pavaldus visiems yra. Net valytojai, karočią, kad dirba Seime. Ir ta ten didelius įgaliojimus turi, o matei, tiek kepenį, tiek ąžuolą tenais iškatė apsauginį iš karto. Mes jums policiją iškviesim. Tu pats matei, klausyk, Gediminai, tu pats matei, kaip jie rašo savo protokolus, ne? Pilna klaidų. Aš nežinau, ar aš tu skaitęs protokolą kada nors, kuriame nebūtų klaidų. Ten pilna ne tik tai, kad įstatymų ten neteisingai surašo, ten vardą pavardę, ten visokių gramatinių klaidų. Ir tai, jeigu ir nepadaro klaidų, kas yra labai reta, tai visas tas jų protokolas yra dėžutėj, ne? Bokse tam vadinamam, ne? O viskas, kas yra bokse, pagal jų tą jau gramatiką, ne? Tai nėra ant lapo. Jeigu yra ta prasme 4 kampai, ne? 4 kampų tipo dėžutė lape, tai tas viskas, kas yra viduj, nėra ant lapo. Va taip va reiškia. Supranti? Dėl to pasižiūrėk į jų visokias formas, į visokius šaukimus, visokius protokolus ir visą tą kitą popierizmą jų. Visą laiką yra lentelės, ne? Ir visą laiką yra 4 kampai. Ir viskas, kas reikalinga, surašyta į vidų. Tas protokolas nėra visas jisai surašytas į tą dėžutę, bet tik tai ta esminė dalis. O paskui jau ten rašo normaliai, ne 4 kampitam, bet jau normaliai rašo. Čia mes jums siūlome sumokėti 500 eurų baudą, siūlome, ne? Tai va, jeigu net ir klaidų nepadaro, jie vis tiek visas tas protokolas yra klastoti pagal jų pačių gramatiką. Taip, kad čia yra, žinai, tu sakai, aš nežinau, kas ten sėdi, ar beždžionės, ar debilai. Žinok, yra tikrai daug tų ir pareigūnų, ten net nebejoju, kad ir tų pačių, kurie įstatymus rašo, nekompetencijos, iš ko jie padaro tas klaidas, bet daugelis jų, jau ten aukštesniam lygiai, jie žino, kad jie klastoja dokumentus, todėl jie tyčia daro klaidas, kad žmonės neužsikabintų, o tiesiog vykdytų, ne? O, čia yra įstatymas, viskas, nekvestionuoju, einu, ten žiūriu tik tai į priekį. O mes vat ir esame. Bet kažkas, sakau, turi būti tas nadzoršikas, žinai, prižiūrėtojas. O šiam kartui tiek. Rekomenduoju visiems apsilankyti Gedimino YouTube kanale ir jeigu rasite kažką naudingo, nepamiršti prisidėti ir paremti jį. Iki. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing, new focus, no guessing, just hold an obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take your redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.
High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives. You create thoughts. Never waste time. You got one shot. You got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5. No mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains. Go free me. People like sheep move feet. Hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me.